reikia remontų daryti. Tai va, pensijas kaupi, na, biškį. Aišku, reikia ir maistą nusipirkti, biškį išleisti, mokesčiai žinai. Bet vat vis renku, reiks remontą pasidaryti biškį. Irgi remontų reik darytis. O kaip jums va, sekas kaiminėlė? Irgi žinai, kaip ten pasakius. Gaunasi kaip gaunasi. Blogai gyvenam, reik remontų irgi daryti, tualetų visų tvarkyti. O kas tualetui nuotek? Ten jau matosi, kaip apsėdėta vėl kas. Reikės tualetą, vamzdyną visokį, jop, tararai. Tai tavo neišvaldo liko? Kaip? Tavo neišvaldo liko? Tai žinai valo, bet tai vis tiek apsineša viskas. Negražiai visai ta pačia atrodo. Supratau, tai ir. O kaip tau kaiminėlė? Kaip čia pasakys? Normaliai, va, išsinuomavo butuką. Vis gerai būtų tavo. Kaip ten pasakys, biskį su tualetu problemų. Kas su tais tualetas? Man tai gerai laik liktais. Matai, ten biskį kanalizacija kišas. Oi, tai reikalauja. Pastaviau. Pompą turi? Pragrūs biškį. Neturiu. Labą vakarą. Čia jūs gal kvietėt. Taip, paskambinau. Čia jūsų rajoną taip sunku rasti. Taip. Labas vakaras. Labą vakarą. Tai kas per bėdas? Žodžiu, yra taip, kad mūsų durys yra su kortelėmis. Ir norėti įeiti atgali būti, o jis jau įsikirtęs. Negalim nei atsirakyti durų, nei ką. Tai reikaliukais niekaip negalim eiti, Tai palaukit, pas jūsų spynos elektroninės, taip? Jo, ten tos kažkokios su kortelėm, ten kažkaip. Taip, supratom, tai mes jų daug labai iškvietimų gaunam dėl tų elektroninių. A jos taip genda? Parodykit, kad čia visi būtai užsirakinę visiems? Jo, visiems. Visi likom už durų, neturim kaip grįžti. Supranti, vaikeli, da pas mane su kanalizacijos problemos yra. Tai nežinau, kaip ten dabar bus. Mes su kanalizacijom nedirbom, tik kvieskite santechnikus. Tai žinau, bet tai supranti, reikia greit duris atidaryti. Pagal jumis pasakius, pagal jūsų stotą, kanalizacijos dažniau kišis. Gerai, neįžeidinėjom. Ne, aš neįžeidinėjau, aš rimtai. Gerai, parodykit, katro čia būtų, katras norit pirms patekti būtų. Tai man čia leis tada, aš einu. O trapotė va, atek jau nori parodysiu. Apšik, mat gerai, kad turėjau numerį aš jo. Džiaugiuosi, tikiuosi viskas pavyks. Girs, kaimyn, gal tu turi pompą? Pompą? Anūks ten yra tą elektrinį kažkokį parvežęs. Nežinau, vaikeli, bet žinok, gali būti problemų čia. Oi, tai tada eisi tu savo atsirakyti greitai. Čia, vaikeli, gali mosters kaip reikalas. Nenoriu čia šūduose plaukt. Apšik, mat. Oi, negaliu. Tualetas man spaudžia, o šitiek dar laukti reikia, negaliu. Man irgi reikia, kad koks siaubas. Siaubas, tai valiu. Visai senės, net laiko jau puslė. O pas tave kitaip? Nebe. Tai šitą dėdai, turėsi pompą. Turėsiu, va tik tais geriau tavo duris pirmą atrakins, tada mano paduosiu. O kad kalba. Apšik, mat, ble. Kaimyn, pas tavę signalizacija veikia. Gerai įrengt. Net važiuoja saugumas. Tai turėtų atvažiuoti, manau. Vis tiek ten kaip
įkūrinėjom šitą, nu kaip ir kautai sakė, gauna pranešimus jie kažkaip. Aha. Dar būna. Tai nieko, pasakysim, kad užsikirto durys. Negalim niekaip signalizacijos išjungti. O, Atai, dėdai, kai dabar. Ku? atai čia tavo žmonrikė, ne? Nu taip, taip. Aha. Ištekėję jau 19 metų. O, Oi. O aš man jau 40 metų. bet tai dar matau tavo močiutei, tai lasdos nereikia kaip tau. Nu, žinai, senesnis aš jau. Sanariai, ne? Nu, sanariai nebelaiko. O tu gali savo jaunystės. Aš ir taip noriu stovėti kaip stygutė. Ku sakei? Ai, nežinau, kaip tau čia pagelbėt. Man ir kad reikia tas suka, ble. Suk. Nu, ką reikia Žinot, sakau. labai nuo sanarių, kiek žinau, padeda pasumgėl. A tu irgi naudoji. Nu, Bet tai panaudoji. Aš ten kažko naudoju, bet ne pat. Man tai ten. Kažkokia neaišku. Matai, ten reikia pas daktarus važiuoti. Man tai ten sunelis kažkur iš Anglijos kažkokio arkliamušio parvežė pasitept, sako, labai gerai padeda. Karts nežals? Žalias toks. A, nu, tai žinau. Arklio? Tai tik ką tu arklys? Nu ne, bet sakė, labai gerai padeda sanariam viskam. Tai kaip tave nemuša tas arkliamušis? Nu, Ne. močiute, turėsit biškutį. Kaip sakėt? Kaip? Močiute. Turėsit biškutį palauk trumpam, kol suveiks kompiuteriai ir galėsit eiti į chatą. Aš supratau, O, vaikai. atvažiuoja į policiją. O Jėzus savaikelį. Taigi aš tau palauk. Aš jau bijau. Ar labiau Dieve su turėtų mano. užsimaniau? Bet tai jūs palaukit, kaip atidarys mano duris tai. Tai ir mano dar, kai atidarys kauks, da pas tave, eik tu sau, tai ten kažin kakių nebus prasmirdė. Gali būt vaikelį, suprantate? Jop, tvaju mat. Čia kaip pramuštai, čia visa kaiminystė išdus. Pažiūrėk, kiek čia mašinų. O girdit, kiek tų? Davai jau, kiek Jėzus čia vis. savaikelį. O Jėzau, kas čia vyksta? O, Dieve. Labas vakaras. O Jėzus Kas čia savaikelį. vyksta? Kas gazina? Pasidėkit ginklus, būkit geri. Negaliu net žiūrėti. Signalizacija suveikia. Ateikit pareigūnę. Elektroninės spynos, jie nori atrakintis ir jiem neleidžia įeiti į kambarį. Nežinau, ką čia daryti su jais. Tuoj palaukit, čia va aukštesnis kalbam. Žinokit, užsikėt durys mūsų visų čia va 3 kaimynų. Suprantat, ir atsidarinėja. Atidarinėja mūsų mechanikas čia viskų padarė. Ir signalizacija suveikia, žinokit. Viskas suveikė, supratau. Jo, nu, Kuris būtas dabar, kuris numeriukas? Čia būt numeriuks, va. Pas? 9 numeriuks. 9 numeriukas, nu gerai, toje kuris čia mechanikas, tas noriu pašnekėti su juo. Labą vakarą. Labą vakarą. Gavote iškvietimą, taip? Taip, įsikvietė čia chaosas ir nežinau, ką daryti. Ir tik prieini prie durų, signalizacija to jungias ir žmonės pyksta. Noriu į to, kiek čia galima. O tai dabar Čia kažkas su kompiuterinė čia sistema, tai su kompiuteriais. Galit ponas pasidėti. aš su kompiuteriu, nu supratau. Tai žiūrėkit, pabaikit savo darbus, tada mes ramiai pareaguosim, to prasme, kas. Apsaugos, ta prasme, jums reikia, nereikia? Ne, Žinot, kad, kur ne, artimesnė kad nelabai raja reikia tos apsaugos, jeigu seniukai čia seneliai nepradės pykti labai. ne, nepyksime, svarbu norim turėt kur įeit, numiai. Žiūrėkit, senoliai, nesinervuokit, Tu turi karts darbuotojus kanalizaciją. sutvarkysim, žiūrėkit. Ramiai dabar Suprantat, pas reaguokit, mane tuoj užsikirti namų kanalizaciją. įleisim mes į vis gerai sutarėm. Nu, taip. Nes, nu, Tu jie čia kaip vaikeli išoje negali trukdo, būt, aš negaliu susikaupti. Pamatysi. Gal išeitų iš kiemo į lauko pusę. Labai.
Dievai, čia mano dievė. Jie čia šūkauja ir žinot, kaip Nu, tai nežinau, Ten kažkoks tarnybs reikšau. rimtas darbas toks susikaupintis. Nu, supratau, Sako, žiūrėkit, jeigu, Tai santechnikų jiem reikia, Aš matot, nežinau, kas tai santechnikų, problemas. kur yra. žiūrėkit, senoliai, galima su jumis susitart. Kaip sakėt? Galima su jumis susitart. Nu, kaip Kuba siūlysi jaunuolę? Žiūrėkit, va darbuotojas jums sutvarko duris, Mano plikė visą plikus. jums sutvarko visą duris, įleidžia jumis ir ta prasme jam įleidžia ir viskas. Nu, tai gerai, mes Taip, sulaukėm taip, taip. sutvarkys duris. Nu, tvarko, tai žiūrėkit, Šitie seneliai ramus, va tas su pilvuku biškė Dievas, toks, mano jam dieve. Kas santechnikų čia dabar reikia. darosi? Kodėl jie tokie? labą vakarą, tai labai panikuoja, sako. Ne, man supranti, vaikėlį pas man kanalizacijų užsikišo. Kas yra? Organizacija, nu supratau, nu žiūrėkit, jums sutvarkys viską dabar, žiūrėkit, yra Tėvuliu, bet tai problema. žinok, jeigu dabar ten atsidarys durys, tai ten nežinau, kas bus. Iš to mano buco. Na, Tai Kelintas jūsų būtas, gal Ką? aš jo nerakinsiu? labai čia garsiai reaguoju. Draudimą turit? Ir Būtų. kurgi tą vaikėlį turiu, aš net nežinau, kas tai yra. Tai kaip? Ai, nu supratau, nu viskas aišku. Tėvuliu, tu mano Jūsų tėvuliu. būtas Kas čia turi? kelintas skaičiukas, gal ten Elgės. nerakinti, kol santechnikai nepažiūrėjo. Koks būtukas jūsų? Mano, Mame. tai Nieko 13. neturiu. 13, nu gerai, tvarka, tada sudėkite su tai iškviesiu. Ar ten kas? Nežinau, ten žaislinius mėgstam nešiotis. Ar rimtai? Jau. Gali man parodyti? Dieve, su mano, aš nežinau. Sakė nerodyt geriau. Nu gerai, jis nusiunčia, tai kažkokį 10 minus ryto atvyksi man. Sakė vadas nerodė, žinokit, negaliu reiklausyti. O tai Tvarkoje. atrodė, Bet jis ten vaikėlį respiratorių, turit kokių neturi. Respiratorių. Respiranus kaukia, kas čia Ten buvo? vaikelį gali. Atnešė iš mašinos tai Čia sakau. kvapai bus negeri. Nu, gerai, tada gerai. Na, O jie kas čia daros? Jie tau kiek čia šik pravažiavo, mat. dabuliau. Šitą, angel. Dėkui. Na. Nu, tai kaip ten pas tave reikaliukai? Pas mano? Nu, Gerai, nu kaip tai reikaliukai mano. tai yra trakystė, būts tavo. Atrakys, žinok. Nu, supratau. Tai sakėm, kad pirmą tavo atrakai, tu žinai, nes tavo, tai langus reik bent jau prasidaryti, kad įsivedyt. Jo atrakinsim, kai atvažiuos santechnikai. Vaikėlį ten reiks santechnikų. Tai atrakykit tada mano būtą, jei galit. Žiūrėkit. Senoliai, važiuokit, imkit, žinokit, va. Respiratorius, kad būtų zapasinukai, nu, neapsirgtumėt, gal nuo kokių kvapų dėlva jūsų kūmo, žiūrėkit, aš jau padedu ant žemės. Čia visi pasidalinsite, įdeda saldainių, žinokit. Ačiū, nu kad tiek nedasilenks. Nu, nedasilenksim, žinokit. Va, džentelmeno paprašysit, va. Nu, gerai. Nu, Jau nu, klausom, aš noriu tualet, kaip sakėt? aš noriu tualet. Reikaliuk susok. Nu tai jeigu kaimynai nepyksta, galit prašykit kolegų, padės perlipti gal per tvorą, tarp tų krūmų tai ir padarysit, nu. Balkoniukų, Kiek močiutė, jūsų paliskit. tiek daug čia važiavo jau. Aš čia dabar pasiekiu krūmus. Čia juokauju. Nu tai žiūrėkit, kad Močiutė Nu, į kaimyno balkoną įlipkit. arba paslaukė kaimyną, kad ras, nu, tvarkingas duris gal nuveikit tada. Ne vieno netvarkingos visų sugedo kortelės tas kažkokios elektrinės, jopšik mat. Jo, Aš supratau, žiūrėkit, Sprant, čia darbuotojas. nukėlė, pripirko tokių dalykų, pridarė. Tai sutvarkysit, nes tada bėda pas mus Nu, senoliam. pasistengsim, jeigu duos ramiai dirbti. Stengsimės, dar Labai laukiam kolegų, turėtų Oi, atvažiuoti. man kaip irgi prispyrė. Leisi pas tave į svečius, kai galėsiu užėti Žiūrėkit, biškis padaryti. senoliai, tai jeigu pirmą leiskit va darbuotojui greičiau sutvarkyti duris ir jum įleis, ta prasme. Tai gerai, lauksim. Tai sutarėm, ne? Sutarėm. Sutaram. Gerai, tvarkai, darbuotojas, tvarkykis, ta prasme. Bet žiūrėkit, jei čia, Čia atvažiuosi pažiūrėti, ta prasme. žiūrėkit, jei čia taip viskas vyksta, kad duris bandė atrakyti, ten pasižiūrėti, suveikė signalizacija, tai turėtų ir ant mūsų suveikti.
čia taip turėtų būti, nes kompiuteris reaguoja į tai. Nu, kompiuteris sureaguoja, pats darbuotojas sutvarkysim. Gerai, mes nebetrukdo jums gero vakaro, gero darbo, ta prasme. Gerą darbą. Jeigu kas... Ačiū. Jo, tvarkai. Ačiū labai. Rūpesčiai. Bet kokie rūpesčiai. Rūpestinga dėl Na, sakau. Sureagavo. Matot, kaip jūsų valstybė saugo. Va, kokį gerą. Vis dėlto gerą signalizacijų įdėjo iš šaunuolį. Tu Matot, nepasirūp. mūsų įmonė irgi gerai dirba, signalizacijos suveikė pareigūnai vietoje. Na, taip. Bet suprantu, tai tualeto niekas ten nepasiūlė nuvežti kurnius. Tai nežinau, čia kaip Tada, tarsimės dar reikėtų ir iš kiekvieno būtų kompensacijos, nes mes nedirbam. Nu tai jau sumokėsim, vis tiek susirinksim pinigėlius už tau. Nežinau, parašysiu žinutę ir mes atsiūsim kažkiek, paduosim tų pinigėlių. Vaikeli, kaip gaus pensiją, tada atvešiu. Nu, iš jūsų neimsiu santechnikai, pasiemu už savo darbą. Rankose. Jums ant alaus neliks. Čia elektra. Kas čia nutiko? Labas vakaras, santechnikas atvažiavo. Nu, O santechnik. Santechnikas, jo. Kas nutiko? Rakink. Aštuntas ateik. Ką daryt? Ne, santechnikas turi duris atrakinti. Nes santechnikas tulikas sutvarkys. Taip. Kas buvo, senelį? Pas O, visus tai- tualetai sugėdė. Su visų? Ne, pas mus tai gerai viskas, pas mus tik remonto reikia. Čia privatus namas ar pensionatas koks? Privatus. Tai ten va užsikiš molets, o šitam va. Ar čia tik Suoliai, va. senoliam ir ten O tai jūs durų neatsirakina, ar taip? nu tai kur tą vaikelį atsirakinsi? Kaip? Kurgi aš tau atsirakinsiu Kurias vaikelį? duris? Padėsiu atrakinti. Kur tai reliktas, nematau. Eina, parodysiu. Ai, nu Padėsiu vaikelį. atrakinti. E, Palauk vaikelį, nespėk. Kvietimus. Matai, aš biskį su pilvu, tai man sunku vaikščiau. Pareigūno, tai kas čia nutiko? Kas čia yra? Bet tai kaip armijoje pasižiūrėk. Supratimas, tikėkimės. Nu, gavosi taip, kad mes čia norėjom namo susirinkimą pasidaryti, kad aptart viskų. Grįžt namo, užrakytos durys visų nebeatsirakina su tom kortelėm kažkokiom. A, tai gal elektra dingus? Nežinau, signalizacija veikia. Sakau. Tos kortelės tai irgi Turkijoje, kai irgi kokiam ten būna, neveikia, tai veikia. Tai va, tas, kur duris atrakinėja, sakė, kad čia jau ne pirmas iškvietimas jam toks, sako, čia labai daug jūsų tų elektrinėm. Mhm. Geriausia raktai, nes senamadiškai geriausia. Nu, tą patį manau. Nu, tai va, būna. Tai čia, tai šitiek pareigūnų, čia vienoje vietoje. Nu, mes taip turim reaguoti. Tu pasižiūrėk, čia rasi ypatingi. Gamas saugiausias rajonas. Aha. Oho. Aš atvažiuoju, žinai, žiūriu, stabdo mane jau, sako, čia negalima. Sakau, čia man iškvietimas yra, kaip man nevažiuoti. Toj grįšiu, palaukit. Bet tu pasižiūrėk, ar kabinam? Ne, turiu savo vyriškiuką, bet. Aš negirdėjau. Bet jie kažkaip nelabai. 20 metų su techniku, da, aš taip nematęs. Kalbėk, sakyk, nu davai. Nu, matai, ten, va tam va, kaiminėliui. Bet tu pasižiūrėk. Sako, man ten kanalizacija užsikišo šūdais ar kuo ten joptvai, mat. Čia bus juoda diena man. Nu taip, o kiek jums čia už šitą sutvarkymą reikės duoti pinigėlio? Aš žinokit, aš nežinau, kiek čia užsikimšė viskas yra. Nu tai apžiūrėsit ir pasakysit. Tai čia vienam butas užsikišė tik tai. Užsikišęs tai tik jam. Kuriam? Nu va tam va, kur viršai ten, su tuo. Vaikinukui tuoj? Ne, va ten su pilvu tas, kur arbūzo turi. Ai, nu. Nu, Nu, supratau tai. Na, jūs iki jo seneliuk, jūs prisėskit, jūs čia pavargęs visas, matau, kad drebat. nu pavargau stovėt, tiek laik stovėt už durų eina sau.
Jūs prisėskit va čia kažkur. Nu, reik. Prisėskit, aš einu pas tą, pasiaiškinti. Gerai. Atsargiai pareigūnas. Kas? Dieve, tu mano dieve. РП, сука, блядь. Nu, čia besivaikėlį, žinok, čia reikia respiratoriaus, nes čia matai, manęs nebuvo kelias dienas, o kaimynai per tą laiką čia leido tą vandenį, tai čia žinai, kaip dabar spaudimas sukilo pas mane. Nu, tai žinai, kas ten gali per kvapai bus. Dieve, tu mano. Nu, tai gerai, bet aš nežinau, kaip ten tam toliacija dabar reikalai. Nu, čia aš nežinau, čia rakina, nerakina, dievuliu tu mano. Svarbiausia, supranti, vaikeli, kad man televizorius būtų sveiks. Ten mano vis turs. Ar supranti tu? Supranti, vaikeli, jeigu man teliks neveiks, tai viskas. Nu tai, vaikeli, supranti, aš ten žiūriu, supranti, tokį kašį, viską ten, žinai, pažiūriu karts nuo karto, čia vaikai man prirašė tų programų, žinai. Ne, nu kurgi buvo. Supranti, vaikeli, man kelias dienas čia nebuvo. Nu, ir gavosi, kad kaimynai pasakė, kad jiem užstrigo durys. Aš grįžau namo, nu tai kad pasirodys ir mano užstrigo. Nu, žinai, aš biskit šitas dalykas glūšas, supranti. Nu, tai vaikelis čia. Čia palauktų elektrikas, tu palauk, pažiūrėsim, ar man teliks veikia. Palauk, tu pažiūrėsim, ar man teliks veikia. Tu pas ką eit вообще? Vaikelis užrakė. Čia vaikeli, pirmiausia, jeigu išeinate. Dieve tu mano. Nežinau, jeigu elektrikas eina, pirmas išėjęs susimano elektroniką. Kortelė. Nu, vaikelis dabar jau gal ir nereikia kol kas. Ne, vaikelis. Dievuliau tu mano, aš anksčiau į kapus nuveisiu tvoj vaikai.
Randau. Viens tu. Ai, pakalb. Einam. Kaip čia? Nu, kaip reikaliuk. Nu nežinau, vėl signalizacija veikia, joptvai mat kaip per ausis man čia įėjo. Oho, tai biškit nedagi. Man tai normaliai, užslopins garsas. Nu tai tau bent tiek žinai gerai, kad tau suklausa blogiau. O joptvai mat. Tu visas Labas vakaras, ponas. Labą. Kviečiu savaitgalį sekmadienį į Giedorius atvykti, sakė, gerą balsą turit. Oi, būtinai ateisiu, žinokit. O, laukiam jūsų, kaip sakant, plečiam parapiją. Matom, kaip nesilankot bažnyčio, reikia jį išpažinti, kaip sakant, pasakyti. Vaikščiot kažkur labai toli. Ai, sąnarį, sakai, skaudėt pradėjo, nu tai, bet tai anūką gal turi sūnų, visodinsi mašinytę, privežti gali prie bažnyčios. Ten mes šį savaitgalį aptarinėsim, kaip jaunimas baigia nuklysti nuo kelio, kaip sakant, vyras negali tai būti. Ojo, papa. Tie pareigūnai, tai va ten, kur buvo, tai kažkokie tokie keisti, kaip sakant. Oi, aš tai būtinai žinokit ateisiu. Labas vakaras, va, Reikėtų ten. bažnyčia reikia klupčiukų, žinokit. Du sekmadienį susijėmęs aš. Reikėtų ten, žinokit, namelį pašventinti, nes nelaimės jam. Tu, kurį namelį pašventinti reikia? Nu, galima ateiti, pašventysi, kaip ten sakant. buvo, o čia jau policija. Matei, babutį? Mačiau. Ten tie tai su automatais kažkokiais joptvai mat. Nu, ko čia krapinti reikės? Kuo tokiu, kuo? Su automatais. O tai kas tai yra? Oho. Labai dideli ginklai, nežinau. Didelių kalibrų kulkos ten kažkokios dedasi, nebepamenu, kovojau dau šitą miestą. Puolė mus. Kas puolė, aš jau pamiršti spėjau. Oi, čia jau vaikystėje turėjau ten 19 metų. Kovočiai joptvai mat, kad čia būtų mums gerai gyvent. Palauk, kunigėli, dar tu neik ten. Patau, seniau. Saudė, laikiau ir aš tokį ginklą, bet į senatvę nuėjau, nebegaliu palaikyti net. Man tai reikia kampo kokio, nes jau nebeiškentėsiu tai nuleisiu kelius. Viskas. Šakis. Tikrai šakis. Reikia jaunimukovą paprašyti, kad gal kokį kampą mums parodys. Vaikeli. Mum. Gal turi kokį kampelį? Reikaliuką. Galim nueiti, žinau. Ir paskui išvalysiu, ką žinau. Tikrai nebus smagu. Reikia kratutės tu esi nuplauti. Einam, aš jums parodysiu. Matau, turite. Oi, gerai. Vat bent vien žmogus nuoširdžiai nori padėti. Geras tas mano nukėlė. Reikia dar tokių gerų paieškoti. Ne, nu tai visi... Nu, dėdzuska, eini tu ar ne? Ne, aš nenoriu. Na, gerai, pabūk čia. Palauksiu, aš čia, žinai, paklausiu, kas čia vyksta, dar einu pažiūrėsiu. Na, gerai. Na. Čia kurgi tą vaikelį? Jau ne tie laikai. Kunigėlį, nu kurgi jau? Nu, garbė Jėzui. Patvarkėt? O, Viskas gerai? per amžius Gerai, bet kvapas koks. Vartant Dievo tėvų ir sūnų šventosios dvasios Ką? laiminu tave, sūnau, Kur kas tas sektųsi dėdukas? darbe. Dėdukas Kodėl ten jūs čia už- atėjot? Sakė, duris pašventinti reikia, čia būtų Ten, pašventinti. man atrodo, jums reikėtų viduj pašventinti. Sakė, Ten vidui pašventinti. kvapai. Nu, tai Dėdukas kągi turėjot- vaikelį, sakiau. Turėjot pačią? Ką? Turėjot žmoną? Ne, nu tai kurgi aš vienturtis, vaikelį. Tai vienturtis ir žmona, tai
Didelis Matai, skirtumas, nes Neturiu jokį žmogų. tenais kažkaip tokie kvapai, kai lavoniukais duodu. Nu, Tai jeigu kanalizacija užsikišo, tai reikia šitai parapiją atsivežti, kad jisai žmogus atsistotų į dorybės kelią. Nu, Dievuliau, nu tai kad tu ten vaikeli, vis tvarkoj buvo. Nu, už 15 minučių galite užėti ir O ten gal kokių atsirakins. stiklo išpurkš nereik? Viskas sureguliuota. Stiklo pasų kokį išpurkš nereik? Langus atsidaryk. Nusmarvė, sako. Nu, Ar tu nuo lausto kvapą jau nebeužuodi? Nu gerai, nepradedam elektriką. Gerai, atsiprašau. O, matai. Neįžeidinėjom Gerai, piliečių. Einu aš pas kitus gyventojus, nes per ilgai aš čia man iš jūsų kažką užmokestį kažką. O šitai elektrikas, o kaip ten mano telikas veik? Nu, ne teliką tik- jau pats pasitikrinsit, tai yra tam... Tik vaikelį, aš negalėsiu kažko žiūrėti vaikę. Tam Čia man tikros įrašė. dirbtuvės yra, kur televizorius tvarko aparatūrą, nu aš neusiemu tom. Nu, supratau tada. O tai gal kažkaip galit padėti užsiregistruoti? Nu, Savaitgalį kviečiu į bažnyčią, žinok, nereiks prie teliko sėdėti, ateisi 9 ryte, kaip pravešim taip, Jurdžio. pašnekėsim su Dievu, kaip sakant, aptarsim. Kunigėlė, ar jūs kartais čia reklamas kalidojat ir reklamuojate? Ne, žiūrėkit, Kas kalėdojasi, aš nereikia. matau, tai iš tavęs geras klubčiukas išeitų. Kalėdotojas tu jau čia. Nu, tai kas ir... Iš senelių Santechnikas- pinigus atimt Santechnikas, tik kad biškai žiūriu, tu nuo manęs ir Einu aš su nelabai savininku atsilikė. pakalbėti, nes kipišas, Ai, aš nežinau, ką čia man Pilvu? Nu, O, Tai taip. jūs savininkas, ne? Taip. tada tu man sakai. Žiūrėk, tai... Ir dar bus reikalingi santechnikai. Atkimšau. Santechniko man tai nereikės, man reikės tik tais duris atrakyti. Vaikelis, gerai, čiuoj palauk, aš čia pakrapšysiu. Koks jūsų numeriukas? 11 būtų durys ten tos jopšikmat. Gerai. Tai reikia vis tiek čekiuką žalią. Baco, vaikelį, imti. 11, taip. Taip, jau užšalau, tai net nebepašneku. Valterį iš karto 1-2 patatsiųsiu, gal paštutą. Nu, žiūrėkit. Ai, nu, aš irgi. Pareigūnų nebereikės, ar reikės? Pareigūnas galit pagelbėti? Žinoma. Padėkite senelį palydėti iki mašinos. Gerai, tai dėkui sušilo. labai jums. Čia Žinoma. Supranti, su dievuliu. Su Dievuliu Kol aš čia tave, palauk, sutvarkysiu. kad pakrapinsim Einam. duris, kaip sakant. Einam. Nu, pakrapį kunigėlį. Šventoji dvasia, šventinu šitą. Jopšikmat, nebegaliu. Kunigėlį šventoji dvasia. Nu. Jopšvarara. Einam iki automobilio, pasidėsit. Einam, Šilimą einam. jungsim, jeigu jums šalta. Labai šalta jau žinokit. Gerai. Į kurį čia automobilį reikia Pas sėsti? mane į tarnybinę. O jie tu sakyk, čia daug transporto prie... O jop, tvai mat, įsigandau. Sėskit va į galą. O kas čia toks? Čia jau kunigėlio nuskriaustas. Ne, Sėskit į galą. žinokit. Į automobilį. Lip, kolega. Taip, įjungiu kondiškę, šildymą įjungiu. Nu, kaip kas jam buvo? šilta? Nu jo, šilčiau žinokit čia mašinoj. Gerai, pabūkėt automobilį. Gerai. Aš šitą girdė? Taip, klausom. Ta mašina neturi technikinės. Tai gerai, Nieko jinai neturi. tegu būna. Ką? Tegu būna. Pagalvojus, kad tai reikia papusuoti. Bet tas kūdikas netoks ir šventas. Bet teisime nieko važinės su nupistamaš. O tai iš kur tu tie senelį radai su lasda kažko?
Čia tipo įsplėšė tą chatą. Ai. Tai. O tai ką jis vėl padarė? Aha. Tai kad jau šitą situaciją pystai gavai. Ai. Tai tu nori pasakyti ant kunigėlio ant visus senelės su stambiais tiesiog nutaikytais. Tu man. Jam šokas to, turėjo būti tiesiog pats susilaina su ginklais, na. Aš jau galiu įsivaizduoti, kaip kunigėlis sakė, tai gal pašventinti. Jo. Aš jam irgi žadėjau, kad jisai ateis padainuot. Aš jam veitus daviau kažkokį išmaldą. Tai bent jau bažnyčia galės patobulinti. Arba jeigu duočiau tau, tai tu kaip jokas, na, ant alus išleist. Tai yra specialus. Tu su savo ryžais plaukais gali būti elektrikas. Oi, ble. Sveiki, pareigūnai. Sveiki. Sveiki, šilta jum ten. Šilta, šildymas labai gerai veikia. Taip. Tai jau va, viskas sutvarkė, einam, palydėsiu iki namų. Oi, kaip gerai. Pas mus čia šildymai, žinokit, yra. Sutraškysi senelių tu su savo lašiniais. Einam visi pareigūnai. Kur einam? Ten. Gauna ekstra apsaugos senelių. Oi, kaip gerai. Apsauga. Visą laiką kreipkitės į policiją, padėsim. Būtinai žinokit. Į malkus apkapoti reikės, į viską reikės. Jo, jeigu reiks, kreipkite su manim, aš jau visada bananų nešiojasi. Gerai. Būtinai. Džiaukis, kad čia senelis yra, nes aš tau taip piščiau dabar. Ana, koks jaunimas, keiksmažodžiai kokie. Taip. Mėginu auklę, kad neklausom. Kas neklus? Šito vienos tai iš viso geriau. O, nu pažiūrėsim toj. Čia jūsų chata nauja? Ne, čia aš nenauja, žinokit, jau čia kiek laiko aš ją turiu. Jo, pašventinkit visi. Nu, draugiška. Ką sakei? Bu tokia gerai. Nu, kaip tau sekasi, vaikeli? Taip, turbūt nesiskuo. Kaip manai? Tai jau straka. Na, išleido ten savo tą sisiuką iš tos puslės. Nu, išleido. Mano, tu ten buvo. Kaip sakei? Ten turbūt buvo kilkiau neįsisio. O tai kuo dziundziu nusivalėt? Buvo tualetinio? Taigi, mes rankinų kitų, o? Aigi tu rankinukų turi joptvai, mat, nepačiau. Ten visko prikišti pas mus. A ne, ten bus ne visi namai sudėti. Taip, ten bus. Kas ten pers? Ain pažiūrėt, babulka. Ain. Vai, var. Tik biš. Ai, kaip sunkiai lips. Puškė mil.
Sunku čia tais laiptais laipiot, jopšik man. Einas, kad jis stat. Ojas. Jep, vailiu. Eitų, čia nusileiks. Einas. Tai pakil, tai leisk. Nu, sakau, gerai, gal beveik neinu iš namų. Ai, pakal, kaip imtės. Oje, papa. Jūs pašventinkit ir maldą duokit, ką aš žinau. Šitą Na, tai, sakau. kaip ten mano angeliai, kažin. Tas tai alkoholį valdo. Ką tau čia vienas alkoholikas? Duoda alaus iš niekur ne. O! Tu! O, visą šaiką matau suėjo. O, Sveiki, sveiki. Oi, Tu, angelė! jis gražus. Nu, Nu, tai kaip ten pas tave? gerai pas mane, kaip pas tave. Nu, supranti, jau trakino, bet žinau, dabar geriau nei. O jopšik man ne čia užžodžiu. Viskas tvarkoj, viskas tvarkoj. Atsitraukiu, palaukiu. O, Aina biški į šoną pašnekėti reikia. nu, eina. Yra kunigas. Pas tave dirbai. yra. Kunigėlė, mums reikia jūsų paslaugų, galima? Nu, galima, Mums galima. automobilius pašventėt. Nu, galiu pašventi. Kad... O jau čia visas durys sutvarkyt. Aš nežinau, savininkų nėra, kad vos man Ne, aš davė. Nu, šitą, Ateina. Tai čia 3 butai. Savaitgalį parapiją talką atlikti. Atleisim kai kurias gal nuodėmės, kaip sakant. Ne, sorry, aš negandras. Katries korės skaičiu. Kaip koks čia gandras, apie kokį šį čia gandrą šneka? Tai čia jau vaizduoti, jisai, nu žino, toks Gandrai nenormalus biškis. Ateina, vaidenasi. kunigėlė. Tai nu, visgi amžius pabiškis. Man devin. Jau, sutvarkė du. Galiu eiti. Bet tai palauk, man vis tiek reikės išnuomot butus, tai pažiūrėk ir kitas duris, jei gali. Prašau, vaikitai. Šventa. Kaip tau čia sekas? A, girdit? Sveikinu, močiute. Tai pareigūnam gal norit išnuomoti? Tai pareigūnai nesinuomos, manau, čia būtų. Jam čia per Pareigūnas pigu. norit kambario čia. Piliečiai, jūsų neiškaldino policijos pareigūnai, kurie buvo Kad atvykę. išgąsti tualetą susu. Ne vien. Aš skųsiu šitais jūsų pareigūnais, kaip jie čia. Nežinau, nedirba savo darbo. Matot, elektrikas įjungė signalizaciją ir pareigūnai atliko savo darbą, reagavo. Nebuvo pranešta iš elektriko Nu, pusės, kad jūsų tai yra būtai bandymas. seneliam apsaugoti yra su signalizacija ir Taip. su tam tikrais Kadangi dalykais. elektrikas nepranešė policijos pareigūnam, kad galimai bus tvarkomi, Aš Ir nespėjau galimai- pranešti, jie čia mane užsipuolė visi, pradėjo tai santechnikų, tai elektrikų, tai vėl Kaip? kažko ir... Priėjau prie durų, pajungiau signalizaciją, jūs patys greičiau sureagavot, negu būčiau paskambinęs. Būčiau nesusikalbėjęs. nu, svarbu sureagavo. Paleiskit mane, einu sakyti, kad duotų lapą, einu rašyti. Pareiškimų. Kamera. O žiūrėk, kiek tau reikės šį pinigėlio atlenkti, kad čia duris atrakinai. Na, čia aš paskui išrašysiu jums sąskaitą, kaip baigsiu darbą savo... Nu gerai, tada tai aš... Jūs ne man mokėsit, jūs mokėsit valdžiai, kad mane sam... Aha. Tai prieš tai sakei, kad individuali veikla pas tave. Nu, tai pas mane yra biškiai aukštesnio, aš tik tais čia dirbu. Einu skūstas. Tai palauk, kaip individualiai veiklai gali būti aukščiau kažkas. Nu, tai suprantat, darbininkai tai yra Tai geriau tu močiutės užknis. individuali veikla, bet darbuotojai tai... Individuali veikla reiškia, kad tu dirbi ant savęs, moki mokesčius pats ir visi pinigai keliauja tavo Taigi, asmeniniam. vaikėlė, dabar mes jau Keliese dirbam, mokesčius. suprantat. Kaip sakėt, mačiute? A, keliese. Norim. Yra Va, kas, per- yra per kas kelis tvarko dokumentus, kas Nieko mes neturėjome. važiuoja į darbą. Jau baidenas. Būna. Supratau. Va, tai mano kaimyn. Tai mokesčius tikrai mokat, ne? Tikrai taip. Šito O nemačiau. jeigu patikrinčiau per VMI, Šitą vaikėlį, bet kiek mes sumokam mokesčių? paskambinčiau. Sargi, mačiute? Gali drąsiai dirbti. Nes aš Nieko nebuvo jūsų. Tikrai? Tikrai. Darbuotojas.
Kaip darbas? Geras darbas, jeigu nemaišytų jūsų pareigūnai ir va, šitie visi gyvena. Gyventojai, biški, padarom tarpelį, 50 metrų. Gerai, gerai. Gerai, kad man durs mano patinas tai ir nevalgysiu. Na, darbuotojas, dirbkit savo darbą. Oi. Bet jei numusi kitus butus, tai ir tuos reikia pasižiūrėt, kad nebūtų užsitrenkusios durys. Vaikeli, kai buvo senis spint, pas mane buvo geriau, bet kai primontavo, prikivilijavo, tai aina šiek. Nu, tą patį sakau, čia su tais raktais buvo patogiau, negu čia tas dabar korteles naudot. Tai va, vaikeli. Oi, čia dievė mano. Tas vaikas elektrikas, žinai, man ten kažką pasakoja, nu kągi man senam dėdui, žinai. Na, man irgi, man ten jopšik, man bobom. Dėdai, man tik aliuko. Nu ir ko man daugiau reikia? Nu, sakau. Šitą dėdai gal su Angelė šį vakarą pas mane užeisit. Užeisim būtinai dar, aš tau vis tiek pampukį atnešiu. Suprantė, šį vakarą planuoju kep vištą. Oi, tai ateisim. Namie nereikės nieko valgyt daryt. Nu, tai sakau, pakviesiu visus kaimynus. Tai suvalgysim kartu, pašnekėsim, suprantė. Na. Dabar žinai, įdomu, kiek ten darbuotojų reikės pinigėlių sumokėti, aš manau sumokėsiu, o vėliau pasiskaičiuosim ant 3. Nu, tai taip. Sutarsim. Nu, sutarsim po kiek ten. Nu, o tą šitą kokį 100 gramų padarai. Nu, padarau. Nu, tai dar pas mane ten rasim. Gerai tada. Oi, jopšik, mat, vėl per ausis eina, jop tavai, mat. Eina saugiai per ausis eina, man atrodo apkursiu po čia tokių signalizacijų. Einam paklausim to jaunimo, kaip jam ten sekas valyt. Na, jaunimėlė. Nu, klausyk. Kaip sekasi jum čia? Sunkiai. Nu, tai kad išvalau pareigūną, vėl pritkreipia čia praktiką. Oi. O tai... Teik pari mane, aš tau duosiu biskį kapeikų. Jo, aš irgi tau duosiu, teiksiu. Bet malonu. Tu tik, Man reikia boksinaro žaidimo. supranti, vaikeli, tik babutį nesakyk. Gerai, aš babutį nesakysiu, kad tu davai, bet tai nesakysiu, kada, kai babutė spandas. Žinokit, kunigėlis nespėja Prašau. slėpti vyno. Oi, labai dėkui. Prašom, Vaikeli, prašom. neprisipirk kokių šūdų. Jo, ten. Man reikia net Xbox vienų žaidimų. Kur čia ta močiutė, katros būtas buvo? Žaidimų, končia. Čia. Ana pačioj. Tai ten kažką žaist reikia. Oi, taip, žinok, įdomių žaidimų. Ir tai va, Kada vaikelį parodysi tu man? Parodysiu būtinai. Ateisime su kaiminėliu pažaisti irgi ten. Pamokysi. Šitą kaiminėlį primink man savo vardą. Mano? Nu. Antanas. Ai, nu tai malonu ir mano Antanas. Nu, malonu. O, tai šitas šį vakarą gal sakau, tada ir tu ateik vaikėlį pas mane, vištą kepsi vakare. Būtinai. Su babutė ateisi, va. Su babutė pasikviesk. Gerai, tikrai ateisiu. Malonu bus bent. Palaukit, vaikai, einam ten dainuoja. Kur? Nu tik jau pačioj ten dainuoja, einam vaikai. Kur dainuoja, kas? Kur? Aš tuoj. Kaip davė kunigas mūsų kolega iš galvos atjungia. Nu, vaikeliai, pat užtraukit kokią čia dainą.
Kliup gerk, kliup dainu, kliup pas mergas, nuvažiuok. Oi, 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 oi. Tai ne mes seni dėdai. Nu, mes jau nebeturim balso. Nu, Vyrai geri, vyrai gers. Kol žemelė apsivers. oi, tu Kai savo vaikeli. pasaulis apsivers, Vyrai daugiau nebegers. arba gers. Tu supranti, vaikeli. Aš dar Nu, biškį girdit? padarau. Gal tu nori to Nu, Girdit? girdim. Dabar žiūrėkit, bus prikolas. Na, na. Palaukit, tuo jums net bus prikolas. O, tu matai, da, jis su prikolais. Ble. Aš jau seniai kokį 3 metai prikolų nebeskalbu. Už bonelę. Mūsų katinėlis pasikorė, ar tu girdėjai? Katinas? Katinėlis pasikorė mūsų. Jop, tvaju mati. Dievuliu, kaip Opa, negerai. klausyk dabar, bobelė. Dainuošiu. Mane svarbu kularį. Ką vargšas katinas, O, ane? čia tik po... Nu, klausom. Žinau, kaip sugebėjo pasikasti. Žinokit, va, jūsų katinas šitą maišelį. Kur man čia pareigūnas kabeliai nepakavo. Kur man įdėt? Klausom. Tai močiutė Jėzai, va padaryti. palaikyk. Aš siūlyčiau močiutėj padaryti iškamšą, būtų prisiminimas. Einam. Kur kunigėlis reikia paskutinį patepimą O padaryti? pareigūnai gali tyliau klausau, kaip ponas dainuoja. Garsiau, kur gėlė. Policija. Palauk, toks. Ne kas dar? Einam, ten. Putinas mano. Visai jau Putinas. O, Jėzus, negaliu. Mama, brokas, galbūt nori mane paleisi, juk tu žinai, kokios kristaus mano naktis ir dienos kokie. Gerai, davai, Juozai, mes varysim toj. Leisti jam padainuot. Seniūny. Oi, oi, oi. Aš mylėjau tave. Godu man, daryk mane tavimi, ir neišleidžiu, kol neprablėsi tavimi. O, bėsiu. Oi, kapoja šiandien skaudė. O, kaip tu moki, vaikeli. Oi, oi, oi. Ar tą katiną jūs Oi, oi, oi. Gerai, varysimės jau tu grįžos. Nu, dėkui tau už dainą. Padėjau katiną, va čia. Dėkingas labai už dainelę. Maišelį. Tai jūs žiūrėkit, neusikrėskit, jis mėgsta vyrus. Policijos pagalba. Oi, mes jau per seni. Sako, vyrus mėgsta. Ja, girdėjai? Baisu, baisu. Alio.
Ką? Gal visi sustos Ką? ir Jeigu katinėlį. signalizacija suveiks iškart policijai, paskambinkit, praneškit. A, okei. Ir nebereikarau nevažiuoti. Gerai. Gerai. Ačiū. Tai gali pareigūnai šalimas atsistoti maldą, tai kartu susišnekėsim visi. Vargšė tu. Vargšė. Visi sustokime Toks ratu. ištikimas draugas buvo. Sušnekėsim visi maldą. Už katinėlį, mišių. Buvo garbingas, geras katinėlis. Tas gitarą turėjo patraukti Doniušką. Būtų Va. buvę linksma. Tai kur Tai stovi už dainininkas? nugaros. O, mėls prapairėti, gal sudainuosi dainą, kaip sakant, su gitara. Aš esu stingu. O jam viskas Žinau, gerai. čia ne jam turbūt. Gerai, okei. O jam viskas gerai. Paimu asmenį aš ant Gal pečių. mokat padainuoti, kaip sakant, mes ieškom choro. Čia reikia ką tik O, va. dainą sudainuoti. Gerai, einam, Alfa 3. Moka padainuoti. O kodėl Tamsesnis kažkas jam padainuoti, nutiko? tai Nu, varom. Atsikėlė. Padainuok laidotuvėse. Galima? Laidotuvėse padainuok, katinas įmirė. Nu, Gali. eik ten gal prie. Sugrok paskutinę dainelę. Nu, Aš nemoku. Aš irgi nemoku. Bet tai ką tik gražiai dainavai su gitaru. nu taigi, reikia muzikytės, nu tai vyrai, nu tai dėl ką. Žiūrėk, jis man vėl alus duoda. Mano, nu jau nebegaliu. Tiek lai gyveno. Gerai, katinas Čia gyvena. tiek daug visai Alfa sumom 3 aš tau buvo. perduodu. Gi pa- Aštuntą. Pagrau. Visi ramiai sustojam. Viskas visi perina. Padainuos mūsų klubčiukas dabar. Dainuok. 8 ateini. Nu nedainuosiu. Vienas. Taigi, Ai, va, visi Nu? sustojam ratuko aplink dobytę, pagerbsim katinėlį myliu. Pastovė, kur bėgi? Tiesų. Man su alum daryti. Parduok. Tai padainuosi, ponas. Padainuos. Nieks nematytų. Du gaideliai, baltų Va, žirnių koksai sūrė. prisikalinėja iš Čia ne gaidelis mirė, o katinas. Oi, bausim, mes jį bausim. Tai ką Gerai. dainuot aš nesuprantu. Eini į automobilį. Aš nežinau, ką dainuot. viskas bus Paskui pasikalbėsim. Šiaip jį reiktų nubausti dar, nes jis ir kunigėlį surakina per prievalą. Tai netyčia ten gavosi. Ai, šitą surakino. Nu, Dievas, Ryžas surakina. Dievas atleis jam, kaip sakant. Mano. Jo, bažnyčia Jo bus. pamylimas katinas. Nu tai aš nežinau, ką dainuot, nu tai ko jūs norit iš manęs? Va jūs irgi nahui gėri. Vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Gerai, varom. dvasios. Ką tu jam? Amen. Mielas katinė, buvai geras šeimininkas. Pagerbkime katinėlį. Servetką davai tu man. Pajamų žemės krepsnelį nuo žemės. Įmetu į duobę. Tegul katinai būna lengva žemelė. Tegul katinas ilsisi ramybėje. Tegul žemė būna jam lengvutė. Tegul Dievas priema į pašonėje. Tegul padeda jam Dievas ilsėtis ramybėje. Amen. Persišeknojame vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios. Amen. Tegul ilsisi ramybėje mūsų mielas mišios. Pakrapina daugiau. Gerai, viskas. Nu va, ponia, kotinėlis dabar ilsėsis ramiai.
tegu palaiko jis vyras. Toks sveikas, baba. Aš čia tik tais matot pravažiavau, galvoju, čia šviturėlė, galvojau, ką nors paskutinėje patiepimą reikės padaryti, bet negalvojau, kad katinui. Užuojauta katinėlį jūsų. Su dievulį dabar jam žemelė bus lengvesnė. Tai va. Gerai, mielosios ponios turi važiuoti į parapiją, nes vakarinės mišios laukia, dar jau žiūriu, o, vėluoju. Nu, kaip jau ir galit po būtus jau grįžti, būtus jau viskas. Na, sėkmės jums visiems. Dėkui ir tau. Tu, ponas, žinokit, užvažiuokit, ponas, užvažiuokit pas mus, kaip ir sakiau, ten anoniminių nealkoholikų yra. Einu namo, jau viskas. Kaip sakant, pasišnekėsim. Tai va, sėkmės. Gerai, kunigėli. Iki. Su dievuliu! Ai, reik atsigults. Boba! Kaiminėlis dar kvietė į svečius vištos, sakė pakeps, nereiks mum daryt valgyt. Nu, tai davai va. Nu. Ai. Nugarą jau skaud, sopų. Na, atrakyk duris. Ada, palauk, va pakalbėsiu su darbininku, kiek jam ten. Oi! Darbininkė, švilpt nebemoku. Darbininkė. Na, paskaičiavot, kiek jums ten reikės duoti. Tai mes atsiusim jums sąskaitėlę. Jūsų biudžeto ten bendruomenės, kur jūs ten pagal namo adresą. Gerai, tada. Dar palaukit, šitą būtą patikrinsiu. Jūs pasiskambinkit pareigūnam, kad gali suveikti signalizaciją. Na, gerai, einu parašysiu šiam žinutę. Tai policija. Nu, čia dar vienas durų. Signalizacija turėtų suveikti. Gerai. Nu, tai nereaguokit, čia sakė paskambit. Gerai. Gerai, viso geriausio. Viso. Oi, tie nauji telefonai išmanus jo apšikmatė. Vėl per ausis poiktus savo jop tvaju mat. Oi, palauk, pastrauksiu. Einu, žiūrėkit, aš dar prasišluosiu tenai, kur man reikia grįžti. Gerai. Oi, atsiautų, Marija. O, kaip gerai. Koks geras, ir klėjams baigi blizgiai. Ir duobutė iš geras jaunuolių.
keps vištienos. Čia jis keps vištieną. Jis keps vištų. Tai gal jau reikia ruoštis jom kepti, kaip manai? Palauk. Reik ar nereik? Jo. Nu, gerai. Supratau. O, nu, Kaip ir viskas tvarko. o kaip gerai. Gerai, tai jūs galite eiti po būtus, nebešalt laukia. Oi, ačiū. Viso gero. Viso, Vienuolė. Oi. Eina. Oi, tie laiptai jau aptvailiok. Galim koją įsisukti. O, va. Gal